O iki šiol mes pristatysime mokyklos strateginio plano įgyvendinimo patirtis ir daugiau kalbėsimės apie problemas ir sprendimo galimybės. Pirmiausia, norėčiau pristatyti mūsų mokyklos strateginio plano ir, aišku, veiklos programų svarbiausius ypatumus, kurie lemia, ko gero, mūsų mokyklos veiksmingumą, sėkmę. Pirmiausia, tai mūsų planavimas paremtas įsivertinimo analizėmis, visų idėjomis. Mes labai daug tų idėjų nuolat visokių prisigalvojame ir, kas labai svarbu, bendrai priimtais sprendimais ir tuo pačiu prisiimta bendra atsakomybė. Iš tikrųjų, kai visi žino, kada, kur ir ką daryti ir niekam nereikia aiškinti, tada ir prasideda sisteminga, tikslinga mokyklos veikla. Ir dar labai svarbu, kad planą rengiant mes stengiamės įtraukti daugumą mokyklos bendruomenės narių ir šiek tiek dalininkų. Dabar kiekvienas sėkmingas įgyvendinimas tam tikros veiklos kelia ir iššūkius, arba kitaip sakant, problemas, kurias tenka spręsti. Tai mes manome, kad problemos planavimo būtų tokios mūsų mokykloje, jos tikriausiai tipiškos ir kitoms mokykloms. Toks planavimas, ilgas procesas užima keletą mėnesių. Sunkiai randami skatinimo būdų ir galimybių rezervai, eikvojant papildomą darbuotojų, mokinių, tėvų bei dalininkų laiką. Drąsios ir naujos bendruomenės idėjos lieka įgyvendintos iš dalies dėl lėšų trūkumo. Kokie galėtų būti problemų šių sprendimo keliai? Keisti mokytojų apmokėjimo tvarką, skiriant lėšų už papildomus darbus iniciatyviems mokytojams, leidžiant mokyklų vadovams laisviau disponuoti lėšomis. Mokyklos krepšelio lėšose privalėtų atsirasti pinigų mokyklos idėjoms įgyvendinti. Mokykla lėšas turėtų gauti atsižvelgiant į strateginio plano veiklas. Na ir dar būtų toks pageidavimas, kad teisės aktai turėtų leisti daugiau politikams priskirtų funkcijų deleguoti švietimo padaliniams, nes jie yra arčiau mokyklų ir visada mums pataria konkrečiau ir padeda labai konkrečiai. Kiekvienas kokybiškas planas turi numatyti mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų gerinimą. Mūsų mokyklos strateginio plano tikslas – užtikrinti mokinių mokymosi pasiekimus pagal jų gebėjimus, susikuriant tinkamą mokymosi aplinką ir skatinant pagarbų bendravimą. Su kai kuriomis mūsų sėkmėmis jūs galėjote susipažinti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros inicijuotame projekte, filme Atrask sėkmę. Tai apie jas mes nekalbėsim. Problemas mes atrandame įsivertindami savo mokyklos veiklą, atlikdami taip vadinamąjį vidaus mokyklos įsivertinimą. Mokiniai savo problemas atranda įsivertindami savo asmeninę kasmetinę pažangą, kuri buvo pristatyta kaip viena iš sėkmių tame filme. Ir šiais metais sulaukėme ir išorės vertintojų ataskaitos. Ką toliau darysime? Labai gerai, kad yra vieningi vidaus ir išorės vertinimo metodikų rodikliai, kuriuos kuriant ir patys dalyvavome. Tai projektas, kaip mums sekasi, ir tęsinys jo. Ir labai svarbu, turint tokius rodiklius, lengviau įsivardinti problemas, kaip minėjo direktorė, pagrįsti veiklą, apibūdinti laukiamą rezultatą, susitarti dėl tikslų ir veiklos priemonių.
Kita problema yra, čia kaip laikmečių iššūkis, apie mokinių gebėjimų ugdymą. Teorinėmis žiniomis dėl atnaujinto bendrųjų programų turinio įgyvendinimo jau lyg ir esame persisotinę, prisisotinę, prisotinti. Mokytojams trūksta įgūdžių, kaip praktiškai ugdyti mokinių kompetencijas. Dar yra kitos kliūtis ugdymo proceso. Tai kompiuterių ir kitų informacinių technologijų priemonių stoka. Su pavydu žiūrime į savo mokinius, kurie išvažiuoja į kitas, sakykime, Europos mokyklas. Ir pernai turėjom 2 mokinius, kurie nuėjo Norvegijoje vieną mokyklą į 7 klasę ir iš karto pirmą mokslo metų dieną jie gavo po asmeninį kompiuterį. Turime ir artimą Latvijos, sakykime, patirtį, kai yra kažkokia šalies politika link tų informacinių technologijų dėgymo. Neseniai buvom Estijoje, ten irgi grožėjomės Estijos mokyklomis, kaip gausu buvo tų informacinių technologinių priemonių. Ir prieš tai nepasakiau vieno sakinio, labai dažnai šiandien skambėjo savoka laimingas vaikas. Tai dar norėčiau pasakyti, kad šalia tos savokos turėtų atsirasti ir laimingas mokytojas. Ir laimingas ir kitas mokyklos darbuotojas. O laimingi būsim, kai turėsim priemonės įgyvendinti tiems dalykams, kuriuos mus įpareigojo, sakykime, valstybė. Tai kiti trikdžiai būtų, tai lėšų skirtų mokymo priemonėms, laboratoriniams darbams, technologijų pamokoms, įvairiausiams tyrimams, meninėms veikloms organizuoti trūkumas. Higienos normos, neleidžiančios išlipti iš 45 minučių pamokos rėmo. Savo filme, ne savo filme, o tam filme, kuriame kartu su kitom 8 mokyklom dalyvaujam, pristatėm savarankiškų mokymosi metodą. Ir ten mokymasis vyksta neapsiribojant 45 minutėmis, sakykime. Mūsų mokytoja paskaičiavo, kad tokiam mokymui įsivesti, jeigu lėšas turėtume galvoje, 10 mokinių klasėje reiktų apie 15 000 litų per metus. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, ką reiškia naujo mokymosi metodo įvedimas į mokyklą, ir šalia to laimingų mokytojų savokos. Toliau pasigendame, kaip direktorius sakė, lanksčios mokytojų apmokėjimų tvarkos. Sąlygų įsivesti mokytojų pagalbininkų etatus. Labai daug kalbama. Vienoje klasėje, pas mus 4 klasėje yra 3 mokiniai besimokantis pagal adaptuotą programą. Tikrai reiktų pagalbos mokytojų, kad jis būtų laimingesnis. Ir darbuotojų prižiūrinčių tas informacinės technologijas, kažkokios pareigybės buvimas, nes kompiuteriai sensta, naujų negaunam. Kai kalbėjau apie mokytojų gebėjimų ugdymą ir sakiau, kad jau mums tų teorinių žinių lyg tai pakaktų, tai turiu antrą pusę, kad reikia mokytojams praktinių įgūdžių, kaip ugdyti mokinių kompetencijas ir tobulinti tas ir jas tobulinti. Mes turime labai gerą įdirbį Lietuvoje, kada sugebam mokytis vieni iš kitų, kada buvo pristatyta knyga ir kurioje ten įvestas tas kritiško draugo metodas, kada mes galime eiti vieni kitų pamokas ir vieni iš kitų mokytis. Bet gal ne visada mes turime tą kultūrą, kad priimti kritišką žodį, paklausti kažko. Aš prieš keliarius metus buvau vidaus audito konsultantė ir ten mes siūlėm mokyklom įvairias konsultacijas. Tai tik nedaugelis mokyklų pasinaudojo tą galimybę, kad jie galėtų būti pakonsultuoti dėl kurios nors, sakykime, problemos. Kažkaip mokyklos nenori paviešinti savo problemų, ar yra kitos priežastys.
Labai svarbu pažintiniai vizitai tarp mokyklų. Labai svarbu, kada aš neseniai dialogę skaičiau apie išorės audito išvadas ir ten toks kritiškas straipsnis buvo, reiktų nepadėti tų ataskaitų į stalčius, o tiesiog burtis mokykloms, sakykime, mokyklai, kuri patyrė sėkmę tuo klausimu. Ir galbūt yra Lietuvoje mokykla panaši, kuri toj vietoj nepatyrė tos sėkmės, jos galėtų susiburti, bendrauti, bendradarbiauti tiesiog mokytojų lygmenį. Labai geras dalykas yra filmuotų pamokų stebėjimas bei jų aptarimas ir mokinių ir mokytojų dalyvavimas nacionaliniuose projektuose, apie kuriuos šiandien tiek daug girdėjome. Na ir svarbu keisti higienos normas, kad mokyklos darbas nebūtų paremtas 45 minučių trukmės pamokomis ir neįvykdomų draudimų prie vieno vaizduoklio pasodinti nedaugiau kaip vieną mokinį. Svarbu numatyti mokyklos biudžete pakankamus išteklius skirtus mokytojų ir mokinių skatinimui, naujiems mokymo metodams, kaip minėjau, tam savarankiškam mokymui įsivesti, tikrai kuris yra nepigus, vadovėliams ir knygoms, reikalingoms įgyvendinti atnaujintą bendrųjų programų turinį įsigyti. Ir elektroniniam dienynui įsigyti, kolegų vadavimui. Na ir kaip matėte, viena iš mūsų strateginio plano dalių tai yra saugios mokyklos kūrimas. Svarbiausi momentai, kuo mes iš tikrųjų didžiuojamės, tai yra štai tokie. Bendruomenės nariai išmoko padrasinti ir paskatinti vienas kitą, džiaugtis ne tik savo, bet ir kitų pasiekimais. Ir tai iš tikrųjų yra tokia jau mūsų bendravimo kultūra, mes nebijome kelti nei problemų, nei džiaugtis vienas kitu. Antras dalykas, mes įgyvendiname bendrą mokinių mokytojų projektą, čia yra patirtis, kurią parsivežėme iš Apple kursų, tai saugi mokykla, kur bendrai dalyvauja bendrame projekte ir mokytojai, ir mokiniai, jie diskutuoja apie elgesio drausmės problemas. Ir noriu dar pasakyti, kad būtent šio projekto dalyviai pirmieji pradėjo organizuoti ateities seminarus, kur ne pamokų laiku, neformalioje aplinkoje susirinkę tie projekto dalyviai pirmiausia išsivardina savo ir kitiems mokykloje esančias problemas tam tikrą temą, o paskui planuoja, fantazuoja, kokia turėtų būti mokykla. Iš tikrųjų, puikia darbo forma ir planuojant ir įgyvendinant šį projektą. Turime ir drausminimo sistemą, ir klasėse labai stengiamės, kad vyktų diskusijos, kur patys vaikai aptartų savo elgesį. Na ir saugiai aplinkai kurti, aišku, padeda ir estetiška, patogi, meniškai apipavidalinta mokyklos aplinka. Esame iš tikrųjų susipažinę su kitų šalių mokyklų aplinkomis ir žinome, ką reiškia vaikui, jeigu ne tik klasės, kabinetai, salės, bet ir koridoriai, ir kiemas yra patogus, primenantys namų aplinką, kur yra daug suolelių, stalelių, kur galima ilsėtis, kur galima žaisti stalo žaidimus. Taigi mes irgi stengiamės tokią aplinką kurti. Tačiau yra ir, aišku, ir iššūkių. Vis dar kiekvienoje klasėje yra atstumtųjų vaikų, iš kurių pasityčiojama paslapčiomis nuo suaugusiųjų, nesaugus ir nekontroliuojami vaikai internete. Mokinių užimtumui pertraukų metu trūksta lėšų. Aš pirmiausia kalbu apie, sakykime, apie relaksacinius kambarius su guminiais plastikiniais žaislais, su stalo žaidimais. Ir dar viena tokia problema, mokytojams nėra galimybių sumokėti už mokinių veiklos organizavimą. Na, aš čia įvardinau jį kaip pertraukų metu, bet už tokį neoficialų darbą su vaikais, sakykime, vaikų iš tikrųjų užimtumą kaip muzikinis klubas, sakykime, ilgosios pertraukos metu, aš duodu kaip pavyzdį. Vat apie tokį kalbą, apie tokį laiką kalbu. Kokios problemų sprendimo galimybės? Tai vėlgi mokyklos krepšelėje numatytos lėšos netradicinėms mokyklos aplinkoms kurti, mokytojų veiklai pertraukų metu apmokėti, išorės vertinimo ataskaitose fiksuotai padėčiai susijusiai su ugdymo
aplinką ištaisyti, nes neturime tokių galimybių. Na ir dabar čia norime pabaigai tokias, nežinau, įžvalgas pateikti, gal jos šiek tiek ir per drąsios, tokios išvadinės lyg ir mūsų pranešimo mintys būtų, nes tai liečia, na, ko gero, visų mokyklų, visų švietimo įstaigų veiklą į ateitį žiūrint. Na, pirma mintis tai būtų tokia, kad praeitas Lietuvos švietimo strategijos etapas buvo sutelktas į požiūrio, kaip strategiškai planuoti keitimą. Tam pakako daugiau intelektualinių išteklių, mūsų visų pastangų ir mokymosi. Ateityje reikėtų tęsti visiems svarbių dokumentų, įsitraukiant praktikams, mokslininkams ir švietimo vadybininkams kūrimą, kryptingai mokinio sėkmę orientuotą asociacijų klubų veiklą paremta gerųjų patirčių išgryninimu mokyklos, savivaldybės ir šalies mastu. Taip pat labai svarbu suderinti teisinius ir finansinius aktus taip, kad mokykla laisviau galėtų įgyvendinti inovacijas, kurti finansinės paramos mokyklai sistemą atsižvelgiant į jo strategiją, keisti higienos normas, kad lankščiau būtų organizuojamas ugdymo procesas, sumodeliuoti mokytojo metodinės veiklos pobūdį, paremtą pedagogų mokymosi vienas iš kito ir bendradarbiavimo. Ir vienas iš svarbiausių švietimo strategijos prioritetų turėtų būti konsultavimas. Konsultavimo sistema šalies mastu galėtų atrodyti taip. Nacionalinio lygio institucijos dirba su savivaldybėmis, kad įgalintų jas teikti pagalbą mokykloms. Sukuriamos lanksčios struktūros, pavyzdžiui, savivaldybių švietimo padaliniuose įdarbinami konsultantai, pasitelkiami konsultantai konkrečiai problemai spręsti, mes čia paryškinom. Teisės aktuose numatomos galimybės pasitelkti švietimo bendruomenės žmonės atlikti tam tikras užduotis. Nacionaliniu lygiu pakaktų tik vieningos modelių idėjos, o savivaldybėms ir mokykloms reikia palikti teisę jį konkretizuoti, atsižvelgiant į savo patirtį ir kontekstą. Ačiū už dėmesį. Mes tiesiog norime pasakyti, kad mūsų šios mintys gal, nežinau, jos kartais ir įžūlios, bet jos paremtos iš tikrųjų mokymosi iš kitų ir mūsų skaudžia praktika.